Perkant kažką, labai svarbu žinoti dar vieną jų strategiją egiptiečių, kad jie besiderant, jeigu jums netinka kaina, arba jūs pasiūlote savo, jie gali supykti, labai aiškiai tai parodyti, pakelti balsą, gal net kažkokį tai ir agresyvesnį žodį jums pasakyti, arba tiesiog tarsi jūs liktai neteisingai supratote, kaina pasirodo jinai gerokai aukštesnė ir būna tokia savijauta, kad jautiesi kaltas ir žmonės perka būtent išgąsdinti to įsižeidimo pirkėjo ir nenorėdami nuliūdinti arba kažkaip užglaistyti situaciją perka. Taigi tai yra strategija sąmoningai išgąsdinti jūs, priversti pasijausti blogai tam, kad jūs nupirktumėte ir tai veikia.